Kartais verslai besikreipiantis į StageIt atsargiai paklausia: Agne, o jūs turit kažkokią komandą, ar čia viena viską darot? Na, jeigu jūs paklaustumėt Sodros, tai aš dirbu visiškai viena. Bet jeigu norit žinot, kaip yra realybėje, viskas priklauso nuo to, kiek jūsų projektui reikia ančių. Kadangi dažniausiai mane matote komunikacijoje, turbūt yra logiška galvoti, kad aš čia viską viena ir darau. Ir visokius tyrimus, ir visas įmanomas strategijas, ir filmuoju, ir montuoju, ir logotipus paišau, ir laiškus atsakinėju, ir konsultuoju, dar spėju visą šitą marmalą kelti. Na, bet žinokit, net aš nesu tokia problematiška. StageIt veikia kaip visiškai įprasta komunikacijos agentūra. Tiesiog mes neturime krūvos samdomų darbuotojų, kuriems reikėtų mokėti algas ir dėl to galbūt kiltų ir mūsų kainos, o dirbame su ilgalaikiu ir patikrintų specialistų tinklu. Didžioji dalis šitų asmenybių su StageIt yra nuo pat agentūros atidarymo. Tad kai jūsų verslas nusprendžia bendradarbiauti su StageIt, aš iš šito specialistų tinklo sudedu tik jūsų problemai aktualią komandą. Pavyzdžiui, kai kuriems projektams užtenka 3 labai gerai strategiškai mąstančių ančiukų. Tada galbūt reikia prijungti dizainerius, galbūt keletą komunikacijos specialistų, galbūt jūsų tyrimai yra rimtesni ir reikia daugiau žmonių, kurie užsiema researchu, galbūt reikia kūrybininkų ir galimai dar tiek pat ančiukų, jeigu prireiks visų įmanomų kūrybinių paslaugų. Šitą modelį aš pasirinkau visiškai sąmoningai. Mano tikslas nėra turėti kuo didesnę komandą, kuo ilgesnė apie mus puslapį ir tą metinę fotosesiją prie baltos senelės, kur visi sako, mūsų komanda didžiausia mūsų vertybė. Mano tikslas yra galėti pasiūlyti jums kad ir 100 000 strateginį projektą, jeigu jūsų verslo problemai reikia projekto už 100 000. Bet aš nenoriu privalėti siūlyti tokio projekto vien dėl to, kad man reikia išlaikyti tokią komandą ir visą kitą, kai jūsų projektui galbūt reikia tik šitų 5 antyčių. Taigi StageIt yra founder-led formato agentūra ir būtent todėl jūs daugiausiai mane matote komunikacijoje. Na, o jeigu norite susipažinti su visais kitais, jums jau teks kažką gudraus su mumis nuveikti. Ir jeigu taip nutiktų, jūs galite būti tikri, kad mes pasiūlysime jums ne visą savo ančių fermą už didžiausią kainą, o tik tai, ko reikia specifiškai jūsų problemą išspręsti.